kuris už jūs atiduodamas. Pakūtoj po mišių niekas neskuba, juk visi savi, Dievo vaikai, tad yra apie ką pasikalbėti, kuo pasidalinti, malonu ir žirnių košę paskanauti ir arbatos išgerti. Kiekvieną sekmadienį tradicinę žirnių košę verda priklausomų žmonių, bendruomenės nariai. Taip jie bando atsilyginti už suteiktą skausmą, padarytas skriaudas bei neteisybės. Dievas atnešė viltį mano gyvenime. O jeigu taip pasakyti, gal kitaip kažkaip. Aš pradėjau matyti kitaip. Aš pradėjau juoktis. Aš pradėjau matyti spalvas. Aš supratau, kad mano gyvenimas su mano vaiko mirtimi nesibaigė. Gal tai gali labai nesuprantamai skambėti. Bet aš galiu gyventi toliau. Aš galiu mylėti šitą pasaulį su savo šituo patirtu skausmu. Mylėti žmonės. Mylėti pavasarį, žiemą ir rudenį. Matyti. Girdėti. Ir va čia jausti lengvumą. Tas naštas, kurias aš vilkau ant pečių, jis pasiėmė. Aš negaliu pasakyti, kad aš visiškai pagijau. Bet aš žinau, kad atėjus kiekvieną kartą į Viešpaties namus, kurie yra dabar mano namai, aš kiekvieną kartą jam galėsiu atiduoti savo skausmą ir jis jį priims. Ai,
Kaip į Pakūta, mano meilė, tu esi kančios ir vilties mažutis žemės lopinėlis. Ir jame telpa visa, kas brangiausia, be ko jau negaliu gyventi – tikėjimas.